Sveiki visi, mes esame Marijampolės Lietuvos jaunimo sostinės ambasadoriais. Aš esu Aurėja. Aš esu Justė ir šiandien kalbinsime psichikos sveikatos ambasadorės. Taip, ir tikiuosi, jums bus įdomu, taip kaip ir mum, jas kalbinti ir smagaus žiūrėjimo. Tai pirmą žmogų kalbinsime Gabrielę. Jis yra aktyvus žmogus Marijampolėje ir papasakos apie savo veiklą. Tai aš esu Gabrielė Vitausytė, šiuo metu savanoriauju Žvelk giliau iniciatyvoje. Laisvalaikiu užsiimu daugiausiai sportu, šiaip mėgstu keliauti ir tiesiog būti aktyviai. Taigi, kaip nusprendėjai savanoriauti Žvelk giliau? Iš tikrųjų, tai per daug galvoti nereikėjo, nes aš pamačiau Jovito žinutę mano dieninę ir aš pagalvojau, kad norėčiau prisidėti prie panašiaus veiklos, kas yra susijęs su psichikos sveikata, su psichologija, nes pati sieju savo ateitį su tuo. Ir tiesiog net nedvejodavau, užpildžiau anketą, o šiaip apie visą iniciatyvą supratau labiau po mokymų, bet vis tiek nesigailiu. Ar čia pirmas kartas, kaip savanoriauji, ar jau turi patirties? Iš tikrųjų, tai pirmas kartas savanoriaujant, bet taip rimtai. O šiaip tai anksčiau buvau savanoriavus, bet taip tiesiog trumpalaikiuose projektuose, ten galbūt kokios nors varžybos ar panašiai. O taip ilgam laikui tai yra mano pirmas kartas. Supratau. Tai klausimas, ką išmokai ir sužinojai savanoriaujant? Aš iš tikrųjų supratau, kad jeigu tu žmogų kalbini temom apie psichikos sveikatą, tai jie iš tikrųjų atsiveria, bent jau dauguma arba bent jau tie patys žmonės, kurie prieina. Tai su jais gali pasikalbėti šitom temom, bet vis tiek dar jaučiasi tie stereotipai, ta įtampa kalbančiom temom, arba vis tiesiog yra nutylimus elementariai. Tai ir mes tikimės su iniciatyva visą šitą situaciją pakeisti. Ar manai, kad reikia daugiau tokių iniciatyvų pasaulyje ar Lietuvoje? Aš manau, kad reikia, ypatingai Lietuvoje, nes mes vis dar turim tą nusistatymą, kad jeigu tu kreipiesi pagalbos, tarkim pas psichologą, psichiatrą, kad tu esi psichas ar koks nors nenormalus, nesveikas. Ir kaip iš daugumos veiklų supratome, kad ne tik Lietuvoje tokia situacija yra, bet ir visame pasaulyje. Ir labai tikimės ją pakeisti. Ar turi kokių mėgstamų koks tai yra tavo mėgstamiausias prisiminimas iš viso savanoriavimo? Iniciatyva prasidėjo dar pakankamai neseniai, bet manau, mano pats mėgstamiausias prisiminimas tai galbūt būtų pati pirma veikla, pats pirmas renginys, kurį darėm Rygiškėse. Ir tikriausiai mėgstamiausias, nes tas visas jaudulys, dar nežinomybė, ar ta programa tiks ar patiks, tai tikriausiai taip. Taigi, sakei, dar sportuoji. Tai ar be sporto dar turi kažką, ar galiu pasakoti daugiau apie tą savo sportą? Be sporto gal dabar niekas į galvą neteina labiau, bet tai aš esu bikini fitness atletė. Ir taip, šiaip mėgstu labai keliauti laisvalaikiu, Erasmusai vasarom, bet kažkaip daugiau hobių neturiu. Supratau. O taip, šiaip Marijampolė, ką mėgsti veikti, ar turi mėgstamiausią vietą? Marijampolė, iš tikrųjų, vis tik Marijampolė yra pakankamai mažas miestas, bet manau, ne nuo miesto priklauso, nuo žmonių, kurie čia yra. Tai labai džiaugiuosi savo draugų ratu, labai džiaugiuosi savo kaip ir aplinką. O mėgstamiausia vieta tai vienareikšmiškai būtų mano sporto klubas Tauras. Nes daugiausiai laiko ten praleidžiu. Supratau. Gerai, taigi dabar pabaigai mano žaidimas, tas ar tas. Aš pasakysiu tau 2 daiktus, tiesiog jie visai nesusijęs su šitu pokalbiu ir tu pasirinksi tiesiog kurį. Ir galėsi dar paaiškinti, kodėl. Taigi, pirmas klausimas, Nutella ar riešutų sviestas? Nutella. Kodėl? Aš kaip sportininkė turėčiau tikriausiai sakyti riešutų sviestas, nes jisai maistingesnis, bet Nutella skanesnė. Gerai. Paprastas vanduo ar gazuotas? Paprastas, nes nuo gazuoto vandens pučia pilvą. Supratau. Ačiū labai, kad atėjai pas mus, pakalbėjai, labai malonu. Ačiū tau. Taigi antra pašnekovė su mumis yra prisistatyk. Tai aš esu Saulė ir taip pat kaip ir Gabrielė esu iniciatyvos Žvelk giliau ambasadorė ir taip pat savanoriauju įvairiose kitose organizacijose bei veiklose. Gerai, tai Saulė, ką tau reiškia savanoriauti šitoje organizacijoje ir taip toliau? Tai kadangi pati labai domiuosi psichologija ir galvoju netgi savo ateities kelią studijas sieti su tuo,
Todėl pagalvojau, kad būtų labai naudinga prisijungti ir visą laiką labai mėgau bendrauti su žmonėm, padėti žmonėm. Todėl būtent buvimas šitoje iniciatyvoje man reiškia labiau tai, kad aš daugiau duodu negu pasiimu ir stengiuosi padėti kitiems žmonėms, juos suprasti, palaikyti ir tuo pačiu jaučiu, kad ir pati augu kaip asmenybė. O kaip tu nusprendai, kad nori savanoriauti į tą organizaciją? Tai iš tikrųjų viskas buvo labai spontaniškai. Aš atsimenu, mes kažkada tiesiog kalbėjome su Gabrielė ir jinai pasakė, jog prisijungė prie šitos iniciatyvos ir aš iš pradžių žiūrėjau pakankamai skeptiškai, bet paskui pagalvojau, kad kodėlgi ne, nes norėjau kažkokios naujos veiklos truputėlį, tai ir visai netikėtai tą pačią dieną nuėjau pas Jovitą ir prisijungiau. Tai Jovita jūs abi dvi užmotyvavo, ne? Labai. O sakai, kad iš pradžių žiūrėjai skeptiškai, tai kodėl? Tai manau, kaip ir dauguma visuomenės, pakankamai stigmatizavau pačią psichikos sveikatą. Atrodo, kaip čia dabar aš viešai prieš žmonės kalbėsiu apie tai, su kokiais sunkumais aš susiduriu arba su kokiais sunkumais susiduria kiti. Tačiau pradėjus savanoriauti supratau, kad kaip tik reikia tą stigmą laužyti ir drąsiai ir atvirai kalbėti apie ten tuos psichikos sunkumus ir panašiai. O sakai, kad tau sunku kalbėti ne apie savo problemas. Kaip dabar? Kažkaip, kai pradėjau dirbti šitą iniciatyvą, savanoriauti, viskas pasidarė žymiai lengviau. Tikriausiai dėl to, nes visi žmonės, kurie yra šitos iniciatyvos dalis, yra labai supratingi. Ir stengiamasi sukurti tą tokią saugią aplinką, kurioje drąsiai galima išsikalbėti ir nesijauti, kad esi kažkaip, vertinamas ar nuvertinamas dėl to, jog turėjai ar ten turi kažkokiu tai sunkumu. O iš tikrųjų, kaip yra tie stereotipai, kad vyrai negali verkti ar ne, arba moterys negali dirbti sunkių darbų, tai kaip tu su šitą nuomonę? Sutinki, neigi? Visiškai nesutinku. Aš manau, kad tai priklauso būtent konkrečiai nuo žmogaus, nes kiekvienas yra individualus. Kalbant dėl to stereotipo, kad vyrai neverkia, tai matom, kad šitas stereotipas yra, šito stereotipo toksai kaip ir išvyka yra ta, jog Lietuvoje labai daug vyrų nusižudo, nes tiesiog nekalbama, nes jeigu tu esi vyras, tu turi būti stiprus ir panašiai. Tai aš visiškai netikiu šito ir aš kaip tik manau, kad kaip tik reikėtų daugiau kalbėti apie galbūt tą vyrų psichikos sveikatą, o dėl moterų ir sunkių darbų, tai aš manau, kad irgi dabar jau yra visiškai kitoks laikotarpis, kitas amžius, kuomet iš tikrųjų kiekvienas žmogus gali užsimti tuo, kuo jisai nori ir kas suteikia jam tą tokią pilnatvę, ramybę ir laimę. O iš tikrųjų, esate kokių renginių turėjus su užsieniu? Taip, šiek tiek. Ir kaip jūs vertinate tą lietuvių kaip tautą ir mąstymą ir užsienio? Ar panašus mes kažkiek šitą psichiką biskį, ar skirtingi? Ar užsienis galbūt labiau atsipalaidavęs? Tai aš iš pradžių galvojau, kad viskas labai skirsis ir kad mes tik tais Lietuvoje čia esam tokie užsidarę ir nekalbantys. Bet supratau, kad daugumoje kitų šalių irgi yra labai panaši situacija ir iš tikrųjų šita iniciatyva iš pradžių buvo ir vykdoma užsienio šalyse, bet jinai tik tais vėliau, kadangi į Lietuvą viskas kažkaip vėliau ateina, tai jinai tik tais vėliau atsirado Lietuvoje, tačiau užsienyje yra labai panaši situacija. Taip galbūt žmonės labiau atsipalaidavę kai kuriuose šalyse, bet tai labiau, manau, yra iš tos pusės, kad jie stengiasi bėgti nuo tų savo problemų ir jų, taip sakant, nebando spręsti. Tai pakankamai panaši situacija yra ir užsienio šalyse, bet labai smagu, kad po truputį šitą stigmą, kad negalima niekam nieko sakyti ir viską laikyti savyje, po truputėlį jau jinai dingsta. O iš tikrųjų, ką tu išmokai ir ką tau reiškia būti ambasadorė tokios iniciatyvos? Tai aš išmokau truputėlį kitaip žiūrėti į žmones, labiau juos priimti ir suprasti. Labiau pati tokio, manyje galbūt labiau atsirado daugiau tokios ir tolerancijos ir supratingumo kitiems žmonėms ir ypatingai tiem kitokiems žmonėms. Man tai iš tikrųjų reiškia pakankamai daug, man tai labai padeda man augti kaip asmenybei, aš labai daug dalykų sužinau apie kitus žmonės, kaip bendrauti su kitais žmonėmis ir panašiai. Todėl aš labai džiaugiuosi būtent prisijungus ir nežinau, tikiuosi, kad kuo toliau, tuo labiau galbūt ta iniciatyva plėsis ir ateityje dar labai daug gražių dalykų laukia. O iš tikrųjų, tarkim, ar yra Saulė po renginių, kad ateina žmogus ir nesąmonę pasakėt, negerai pravedėt? Arba gal atvirkščiai yra, kad taip merginos fainai padarėt? Ir taip yra buvę.
Žinoma, būna visokių tų renginių, būna visokių dienų. Kartais labiau pasiseka, kartais netaip pasiseka. Mes vis dar išbandom įvairius formatus, įvairias veiklas. Bet jo būna visko, tačiau aš manau, kad kiekvienas kažkoks tai atsiliepimas po renginio, kuris yra, ta prasme, konstruktyvus, kur kažkas iš tikrųjų yra gero pasakoma, padeda mums augti ir manau, kad ta mūsų bent jau renginių kokybė su laiku tikrai auga. Tai iš tikrųjų šią veiklą pradėjai, gan jauna, ar ne, ir dabar esi jauna. Ar nebijai kitų nuomonių, nežinau, iš klasiokų, ar... Taip, tai, nežinau, tai yra veikla, kuri suteikia man laimę ir džiaugsmą ir aš manau, kad tai yra svarbiausia. Ir, jeigu tie žmonės tikrai yra, man artimi ir jie yra mano draugai, tai aš manau, kad jie bet kokiu atveju mane palaikys. O šiaip kažkokių neigiamų nuomonių nelabai būtent dėl šitos veiklos tekia sulaukti, nes mes kažkaip vis tiek, jeigu tenka susidurti su tokia situacija, kad kažkokiam žmogui kažkas ten, sakykime, yra neaišku, jam nepatinka ir panašiai, aš dažniausiai tiesiog, prieinu, pasikalbu ir dažniausiai išaiškėja ir išsiriša labai daug dalykų, tai nebijau, aš manau, kad jeigu jau žmogui kažkokią labai emociją sukelia, reiškia, jam rūpi ir jam yra svarbu. O iš tikrųjų, kaip šeima reagavo, kad, į tokią iniciatyvą? Mano šeima iš pradžių nesuprato, kur aš esu, tai reikėjo labai ilgai aiškinti. Bet, nežinau, dabar tai pakankamai palaiko ir džiaugiasi, kad veikiu kažką, kad aktyviai, žinoma, visada yra tokia baimė iš jų ir priminimas, kad reikia viską derinti su mokslais. Bet šiaip labai džiaugiasi ir labai palaiko ir tikrai yra labai smagu dar ir iš šeimos tą palaikymą turėti, tai tikrai dar atsiranda tokios papildomos motyvacijos. Bet šiaip iš tikrųjų, kadangi mokiniesi, sunku suderinti šitą veiklą ir mokslą. Kaip kada labai priklauso nuo laikotarpio, nes kartais būna toks intensyvesnis laikotarpis su mokslais, kartais būna intensyvesnis laikotarpis su pačia iniciatyva, tai kartais kyla įvairių iššūkių, bet aš manau, kad yra vis tiek laiko planavimas, yra pas mane tie įgūdžiai šiek tiek jau ištobulinti, tai dažniausiai kažkokių labai didelių krizių nebūna, bet visko pasitaiko. Šiaip jeigu matau, kad kažko labai nespėjau, mes turim vis tiek ambasadorių komandą, tai visą laiką galiu kreiptis dėl kažkokios pagalbos. Tai iš tikrųjų jau praėjo 2 mėnesiai vasaros, tai kaipgi ta vasara, ar kokių įsimintinų jau įvykių turi? Taip, tai, nežinau, vasarą atšvenčiau savo 18 gimtadienį. Tai su praėjusiu gimtadieniu. Ačiū. Tai tas labai įsiminė, šiaip teko labai daug keliauti su Gabrielė, buvom Ispanijoje ir Norvegijoje. Tai iš tikrųjų labai visko buvo, labai susipažinom su daug nuostabių žmonių. Pamatėm labai daug gražių vietų ir panašiai, atsipalaidavom, atitrūkom truputėlį nuo to vietinio gyvenimo ir su pačia iniciatyva šiek tiek dirbom, padarėm tokių gražių dalykų, tai irgi ateityje planuojam paleisti. Tai bet, nežinau, vasara dar nesibaigė, tai labai tikiuosi, kad ir per paskutinį mėnesį vyks labai daug gražių dalykų, gražių prisiminimų, draugysčių ir panašiai. O šiaip sunku grįžti po kelionių į šitą visą rutiną? Labai sunku, labai ypatingai jeigu, kadangi mes keliavom į tokias labai kitokio pobūdžio, kitokios kultūros šalis, tai labai yra sunku sugrįžti į tą ritmą savo, nes atrodo, tu visas išsiderinęs, visai kitaip mąstai, visai pripranti prie tokio kito gyvenimo būdo ir dabar reikia vėl grįžti į tą rutiną, tai yra pakankamai sudėtinga, bet nežinau, aš bent jau pasilgau tų, nežinau, Marijampolės pasilgau elementariai tų žmonių ir panašiai. Tai myli Marijampolę, ar ne? Taip. Tai ačiū tau, Saulė, kad atėjai, pakalbėjai, buvai atvira su mumis, tai šiandien tiek. Tai iš tikrųjų, Rėja, kaip tau praėjo pokalbis? Taip, man labai įdomu buvo smagu sužinoti daugiau apie Žvelk geriau ir apie pačią Gabrielę, o kaip tau? Man iš tikrųjų labiausiai įstrigo tas faktas, nes manau, kad Lietuva kaip lietuvių tauta tokia užsidarė labiau ir taip toliau, bet, ne, yra ir kitos tautos kaip Ispanija, tie kraštai, kur šilta, bet visi mes tokie patys ir tai va. Taip. Manau, čia tokia ir pamoka vos, gal ir buvo podcast'o. Tai tikiuosi, kad ir jums buvo įdomu žiūrėti ir iki kitų kartų. Visą.